Daugeliui susiformavusi nuomonė, kad jeigu laikaisi mitybos režimo, valgai subalansuotą maistą ar laikaisi kažkokios išskirtinės dietos, tai jau neduok Dieve suvalgysi duoną. Ar tikrai taip yra? Duona teisinga, tikrai gali būti tavo racione, žiūrėk kitus reelsus, kuriuose dalinuosi, kas yra gera duona. Jeigu ta gera duona valgoma kartu su gerais riebalais, kaip pavyzdžiui pesto naminis pagamintas su saulėgrąžom, kedro riešutais, pistacijom ar kitais riešutais, geru alyvuogių aliejumi ir kitais priedais, tikrai gali būti tavo racione, kur dar avokadas, kur daržovių ir pomidorai ir įvairiausios žolelės ir plus dar turi baltymais turtingų produktų, integruoji, tarkim, kiaušinį, virtą vištieną ar kalakutieną. Tai kodėlgi tokio produkto nesirinkti savo valgymams. Kokiu metu valgyti sumuštinius? Jeigu mums reikalinga normalizuoti kūno svorį, tai rekomenduoju tiesiog prie pilnavertės pusrytinės košės suvalgyti nedidelį kiekį sumuštinio ir mest šalin dietinį mąstymą. Arba tai gali būti priešpiečių ar pavakarių pasirinkimas. Rinkis sumuštinį ir mesk lauk dietinį mąstymą. Tiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, tikrai pasinaudosiu šiais patarimais. O jeigu nori teisingos mitybos, kurios įpročių susiformavęs turėsi naudą visam gyvenimo, ateik pas mane į individualią mentorystę ir aš tau padėsiu išmokti valgyti ir gyventi sveikai, bet protingai, išmintingai visam gyvenimui, o ne dietos laikotarpiu.